Labas, šiandien atsikėlėm molinukę, taigi ir pusryčiai molinukę, bet gaunas šiek tiek apsivelavas, nes važiavau dar iki parduotuvės, nes žiūriu, vandens nebeturim, miltų neturiu, tai ką žinau, jau turbūt koks po 10, eina sam. Bet miegojom gan ilgai, po 8 tik atsikėlėm čia, eina sam. Nesušalėm. Miegojęs gan visai normaliai, Melisa tik vienu tarpu buvau užsimaniusi į tualetą ir viskas. Šiltai, patogiai, smagiai. Tai su tokia kaimiška romantika, tiesiog ant pečių. Varškėtukai. Tai ir baigęs tas filmavimas su tais varškėtukais. Kelias dienas ką vėl praėjo, taip staigiai. Ir šiandien važiuoju su dukra, o Roberts jau nuo ryto dirb. Ką šiandien? Tai nuvežt pinigų, užtrupintą skaldą ar kažką tokio, nes kur ant kelio pasipylėm. Ir nuvažiuoti, alyvas nupirkti mašinos tam, kaip ten, bėgių tam. Oi, žodžiu. Šiandien atvežė alyvą, nes neturėjo tokio kiek reikėjo. Tai šiandien tikiuosi jau gauti. Dar ten kampę paruošta yra maistą. Vakar naktį troškinuką tokį dariau su kiauliena ten ir daržovėm, nes kiek dabar rodo? 11 beveik, o nieko daug nepadarėm, tiesiog pavalgėm, pusrytukai, Melisa pavalgė ir viskas ir taip staigiai tas laiks praėjo, tai dar valgį daryti, tai čia nežinau, išvažiuočiau turbūt kokią pirmą tik tai. Ir dar toks variantas, kad nuvežti pinigus daugmaž žinau, bet tiksliai nežinau. Ir ten taip pat ir su alyva, nes kai Roberts važiuoja, aš nežiūriu, kur jis ten važiuoja, man taip žinai. Nuveži gerai, nei man čia reiks, nei ką. O pasirodo, vat ir reikėjau. Bet gal ras, jeigu ne, tai prašysiu Robertą, kas siųstų adresą ir tada su navigacija. Nėra taip jau ir prastai, išsisuksiu vis tiek kažkaip. Bet tikiuosi rasti be jos, tai ir žiūrėsiu, kaip čia man seksis. Tai kaip sekėsi su paieškom, tai kad pinigus, kur reikėjo nuvežti, neradau. Bandžiau paguglinti aš tą įmonę, tai rodo mieste, o ten už miestą yra ten visas tas jų smėlis ir panašiai. Antrą vietą atvažiavau, tai tepalus irgi Robertui neskambinau, bet iš trečias iki važiavimo radau. Tai dabar jau abi vietas tikrai žinosiu, kur jos randasi. Po valandos laiko atgabentas ir maistas. Aš nesuprantu, kas čia tiek. Taip, pasistengi. Oho, čia su kaupu. Tai gal bent šilt. Šilts, bet su kaupu. Ką padarysim, norėjau, kad šilta išsilaikytų. Nesavo. Visą supyliau, viską. Iš puodo, kas lika. Imk. Kiek riebaliuką. Gerai. Sriubo čia visą. Skanaus, Tai taip atrodo lapkričio 21. Tai turbūt šiek tiek paimsiu Robertą kamerą, truputį pafilmuosiu ir važiuosim namo. Melisa labai kosėja, čiaudė, tai... Ir viskas, kas čia dabar yra. 1:30. Tai jeigu išvažiavo apie 11 prieš, tai kas čia gaunas. 2,5 valandžikas pravažiuota. Melisa kosiai, čiaudėjai, tai pasiliksim namuose. Grįžom jau va ir šiandienos diena tiesiog va taip ir užsibaigė kažką dar, nežinau kokius ribos ar kažko reiks išvirti vakarienei ir viskas. Tai va, matysit jau kitą dieną. Kaimukė. Mama, išė. Šiek tiek apsitvarkyti molinuką, prikaupėm obuolių, tai reikia vežti į rūsį. Ir sutilpo. Vilės dideliais norais vis dėlto varom stalviršę pirkt, nors Robertas žadėjo daryti. O jų pasirinkimo, bet tokių ilgų nereikia. Tai sumažiai pasirinkims. Tėti, mama. Nešiaudėčiai? Ai, šužiau. Tėti. O, ramiau.
Nusipirkom stalviršį su šiek tiek defektu. Su tašė, su kuprinė. Dabar viena pati. Važiuoju pradžiai pas mamą, o rytoj ir pasakysiu, kur važiuojam. Aišku, šitas bus rytoj, tai tas pats vlogas. Tai kažkaip širdis tavaluojas, kad ir be vyro, be Melisos, be šuns, tiesiog viena pati. Ir man pačiai juokinga, ta prasme, ant tiek pripratau su visą šeimyną visur, kad net vienai kažkaip nebejauku. Atvažiavau pas močiutę ir tada pas tėvų, bet visiškai su tamsa. Kaip taip greit su tėvu. Sakau, važiuosiu, kad atvažiuočiau su šviesa, bet kol susirašėm su Robertu, dar miestą pasivaikščiojom. Kiek dabar tų valandų, man rodos, apie 5:30. Ir dar užsukau į porą parduotuvių, tai kad močiutei šiek tiek kažko paimt, nes labai kiauliukai dažnai nieko netvažiuojam, be nieko, jinai tokia vaišinga, tai sakau, vis kažką palepėsiu, nežinau, ko norinai, bet nuo savęs daugmaž kažką tokį. Robertai palaiko mus mamą. Na. Tai pasiėmė netgi porą pampalių. O vėlesnį? Išmiegota pas tėvų ir šiandien važiuosim į Birštoną. Vienas į gyvenimą esu buvus. Ir nuvariau pas mamą į antrą aukštą paieškoti žieminių kepurių, nežinojau, ką palikau ir ką aš radau. Ogi droną, kai kraustėmės, manėm, kad mes jį pametėm ar pavogė, ar kažkas. O tiesiog aš jį radau prie tų žieminių sukištų šalikų, pirštinių. Va, drons. Eina savo. Robertas jau naują nusipirka. Dabar gyvenu emocijom, ne vien, kad važiuosim į Birštoną, bet dėl droną. O į Birštoną važiuosim, nes mamai padovanojau dovaną. Ja, mama labai nekantrauja išnaudot. Bet turėjo būti su tėte. Tu ką padarys, jeigu tėtis nevažiuoja? Tai dabar bus mano gimtadienį į tavo gimtadienį. Jo, labai su dukrytė labai seniai kur buvom kartu. Labai smagu. Tai važiuosim į sanatoriją. Važiuojam. Atvažiavom į Birštoną. Ir į šitą pastatą eisim, bet eisim po valandos, nes tik tada registracija. Pasistačiau mašiną ir galvoju, ar aš ten gerai pastačiau. Yra ženklas ten darbuotojams, bet kitoj kelio pusė ženkla nėra. Tai galvoju, ten jiem priklauso, ne jiem. Bet tai jeigu nėra ženkla, gal jie nepriklauso. Nu, sakykime, nenutems mašinas. Ir tik atvažiavom į su nuotykiais, iš darželio gavau nuotrauką, kamelisiukui kažkas makrui negerai. Paskiau Robertas tori pažiūriu, kad mašina jiem te kažkas vėl negerai. O Jėzau, tik nuvažiuok iš namų. Ir auklėtojai paskambinu, sako, tai nepergyvenkit. O Jėzau, nu kaip dabar nepergyvent, dėl to vaikas, nu lyg ir pagerėja. Tai dabar einam valgyti ieškot. Tvariam pavalgyt, o žiūriu vaikų faino kokie večikė. Čing čing. Skanaus. Sriubytė žuvienė. Tai valgom romantiškai, va. O kepsniuką vištienos dar. Ir nustebino kainą, nes šiaip tikėjomės, kad viskas bus kokie kepsniai po 12 eurų. O dabar petaks. Tai cheers už mūsų poilsį. Tai atmosfera graži. Kainos nesikančiai. Net keista, kad kurorte taip visai pigiai. Ir, ką žinau, tai buvom čia. Labai malonė padavėja. Nu, žvakę uždegė. Tokia smulkmenas vandens atnešė. Nu, tiek tai reikia iki pilnos laimės. Tai dabar turbūt eisim į registratūrą. Pavalgysiu sočias ir gausim rytoj tik pusryčius. Mes ten tai dar ir vakarę kažkur išeisim. Tai gal čia sugrįšim, matysim. Nu, bet šiaip norėčiau miestą pasivaikščioti. O dabar ieškom, kur čia ta tikrai sanatorija prisiregistruoti, nes čia pasirodo keli korpusai. Einam klausti į registratūrą. Apriims. Pasirodo, mašiną pastatėm per toli, tai atvažiuosim su daiktais, bet dabar einam žiūrėti savo kambario, kas labai įdomu. Duoda aš tau atrakint duris. Nenori? Va. Atskiros lovos šalia viena kitos. Spinta kokia milžiniška. Net darbo stalas yra. Stalas, puodeliai. Ir dar arbata, man rods čia. Dovanų. Balkoniuką turim, va, irgi. Tokį mažiuką. Ir kaip tau?
Labai gražu. Tikrai jau. Televizorius mini. Labai jau. Kėdutė. Mama iškart į vonę. Niu, į kaip. Fainai. Gaila, vonios neturim pagulėti. Aš į dušą vos tilpsiu. Labai siauras. Pirmas įspūdis tai tikrai geras. Ir prisiskaitę atsiliepiau prastų, kad buvo baisu net važiuoti, bet kol kas nenusivylėm. Žiūrėsim kaip toliau. O, rankšluosčių turim. Bet spinta, tai čia atrodo, kad visam gyvenimui. Na. Ir pasikabinta. Jo, čia galima atsikraustyti. Namie tokios spintos didelės nėra kaip čia. Nu, ir kaip visai švelniai važiniai. Kaip tipo nesenai atrestauruota. Oba! Šaldytuvą turim. O, miniatiūrka. Mamą palikau šiek tiek pailsėti, o aš važiuosiu, pasiimsiu mašiną ir tiesiog į kitą vietą perstatysiu, kad būtų arčiau mašiną. Atnešiu dar daiktus, ne per daugiausiai jų turim, bet vis tiek. Žiūriu, da čia yra trosas nusileisti, bet turbūt žiemą nesileidžia nieks. Tik vasara, čia kaip rautės. Ir ką, žiūriu, mama patenkinta, labai smagu ją tokią matyti. Ir jau kažkaip biški pačiai ramiau, jau užsiregistravom. Žiūrėsim, kaip čia su tom procedūrom keliom. Tai nežinau, turbūt gal ir net nefilmuosiu, nežinau, bandysiu kamerą pasiimt, žiūrėsiu. Gal išeis pasidalint, jeigu ką, tai tik tai įspūdžiais. O, kažkoks tai pramogų parkas. Oi, pramogų kalnas. Jo. O va, galbūt nučiuošiu nuo šito. Čia pastačiau mašiną, o ten mūsų miegamasis, o čia procedūros. A čia neturėtų būti upė. Kai užšalus, gers. Nemons čia, ne? Vaikėtis pramušta, galima įmaudytis. Ai, irgi reabilitacija. Iš pirties iškart. Nu, iškart šauksmai. Jo. Nemola. Tu įsivaizduoji, prieš 4 metus čia buvom. Visai net negalvojau, kad šitą pastatą eisim. Sugrįšim. Jau tada kaip klientai. Kursantai praėjom. O dabar sugrįžtam kaip klientai. Nu. Tulpes. Nu ir stengsime įvertinti. Pasilepint. Baseinas tai matau tuščias, labai gerai. Galėsiu filmuoti. Koks grožis. Pataikėm pietų pertrauką, turim pusvalanduką pasivaikščioti. Tai ką gerą sužinojom registratūrai, kaip prisiregistravom, kad iki 9 galima pareiti, o paskui jau tik su kortele. Nu tai mes tą kortelę turim, tai galim plavinėti, kad ir per naktį. Po barus. O, koks antbrusdis. Batoną turi? Ne. Ai, nu savo, kiek jų čia daug. Nu ir aišku, bažnyčia. Robertai, žiūrėk, atsimeni. Robertai, bažnyčias vis laik patink, visam kaime filmuoji, kokie tik pamata. Patink bažnyčias jam, bet į vidurį bijai eiti. Kaži, kodėl? Kodėl? Andros velniai biški apsėdė. Man ir atrodo. Nu va, kaip gražiai vagoniuks padarys. Kaip pasipuošė jau. Šiek tiek pamatysim ir eglutės pačioj žiebi mane. Bet... Pasiruošimo darbus matysim. Ir visi šiemet natūralią. Nu, matai. Gal sugrįš prie gamtos. Nu, nėra gražiau kaip ta natūrali eglė. Kas iš tų plasmasinių pompastikų. Nu, mandra kažkas, nauja. Čia mandra turi atsibosti. Biršton šiaip labai aфиgens miestelis, nes parkingai nemokami. Salikiai suoliukai. Tai šita sanatorija pasirodo turi 4 korpusus. Būtų labai faina, kad būtų šilčiau. Bet prisiruošiau tik dabar. Parašyti elektroninį laišką registraciją, nes rugsėjo 1 mamos buvo gimtadienis, buvo padovanota ir buvo nepasinaudota. O metus laiką galioja šitas pasiūlymas, o paskiau palei kainą gali rinktis dar 5 metus kokią nori dovaną. Tai
Pasiskubinau, šiaip ne taip, galvojau, kad bus didesnės eilės, o už kelių dienų vat ir gavom vietą. Tai labai greitai. Žmonių taip mažokai, darbo diena, šiandien ketvirtadienis. Ramu. Ramu. Poilsio norėjom, poilsio ir gausim. Grinai bus poilsis toksai. Ida pliusas kavėje nėra. Žiauriai gerai. Oras tai tikrai fainas. Kaip žiemai gerai. Žiūrėk, da užsimanysi daugiau procedūrų. Ką čia žinai, jeigu patiks. Žiūrim savo grafikiuką. Kelios procedūras. Pirma procedūra už valandos laiko. Nu, aš šitą procedūrą baigta. Vanduo išsileidžia. Nu, į kaip? Visai nieko. Šiek tiek palengvėjau. Taip, netyčia gavos, kad visą valandą anksčiau priėmė ir pasimėgavau mineralinę vonę. Tau patiko? Labai. Tiek pamėtyta po korpusus, galvojom bus vienam korpuse, bet pasirodo mamai purvo masažas ar šveitimas kaip ten. Kitam korpuse, tai nuėjom, kur su kryžiuku buvo, pas vieną prie registratūros paklausėm, tai tokia šiek tiek įsivijo pasakė, kad ne čia atėjot. O paskui kitą vietą pataikėm, tai vėl šypsojos. Tai pakol kas, kaip skaitom apie šitą sanatoriją, kad nemalonus personalas, tai šito dar nepasitaikė mum. Kadangi dabar procedūra už 1,5 valandos, tai galvojam, nueisim kavos mama atsigers. O ką to? O aš nežinau, gal ką rasiu. Kokią picikę. Ką taip? Kokią picikę. Na, jeigu rasim, žiūrėsim. Arba šiaip pasivaikščiosim. Dabar vyksta intensyvi paieška. Nuėjau vieną kavinukę, bet aš supratau, kad tik vasarinė. Ir įėjimo jokio kito neradau, kad būtų ne po pavėsinį. Tai kažkur bandom kitur ieškoti. Turbūt minusas, kad darbo diena, nes mažai kas dirba. O į praeitą kavinukę nenorėjom, nes norim naują išbandyti kažkurį dar vietą. Aš tik seilę pavarvis, o mama pasimėgaus. Ir aišku, susilieja, nes sušalo kamerom plaukia. Pažadą vis dar laikausi. Gaila Mavilės. Dievų maistas žemai dabar kito. Pavalgėm skaniai, bet Nieko nesakyk daugiau. šį kartą kurortiškai tai pasilepinom. Atsirado bumbuliuko. Už mamą apturėjau greičiau kūno šveitimą. Ten pasirodo ne masažas, o tik su druska, levandom visą kūną taip ištrina. Kaip ten ir, nu, kaip ir minkštesnė oda turėtų būti. Žodžiu, labai fainiam, jauna mergaitė buvo. Jaučiu net už mane jaunesnė, tokia malonė. Ir davė vienkartinę kepuraitę, vienkartinius stringus ir daugiau nieko neturėjau. Tai net keista taip, bet smagu. Mane ilgiau užgaiš, kol nutrins. Pas mane kūną daugiau. Oi, ne čia einam, pasišnekėjom. Tas šveitimas truko gal apie 15-20 minučių. Ir paskui jau tiesiog į dušą viską nusiprausiau. Klausiau, ar galiu filmuoti. Tai sakė, nu nelabai. Nu tai ir tiek to. Ir nemandravojau per daug. Bet šita procedūra labai maloni buvo. O dabar į kitą korpusą mamai tą patį. Nu tai dabar pasako, kaip įspūdžiai. Labai patiko. Visas kūnas dabar toks šiltas, energijos pilnas. Galiu lėkti kažkur. Noriu lėkti. Jo, į miestą dabar lėksi? Kažkur noriu lėkti, šokti. Nu į kaip? Smagu. Patiko. Ta procedūra labai patiko. Tai gerai tokia dovana. Labai patenkinta. Tikrai nebūčiau prisiruošus pati. Jokių būdų. Vis netrasdavom nei laiką, nei norą, nei nieką. O kaip padovanojai, o dar vis užčiuprinas nusitempti, tai visai gerai. Dabar gal norėsis kiekvienais metais? Ko gera. Žinok, patinka tokie dalykai. Prie jų greit priprantam. Nu tai tada einam Toliau. laiptais vėl atgal. Kur aš pasimau tą Ką žinau? lapą? Ai va, iš tos laimės, kad nešvėtyčiau. Gerai, lekam tada. Einam į aromaterapiją, pakvėpuoti ir pasiklausyti. Muzikos, gongų.
atpalaiduoti kūną ir mintis. Laukiam trečios veiklos. O, paskiau baseiną. O čia drąsiai mus dviese palikė. Votelis įsiskleidė, mamai tai pavyko, aš tai kol išskleidžiau. Maniau, kad apsiversiu. Na ir va taip, mūsų kiek lapiuks. Pabūsim ramiai, su savo mintim. Čia galim dabar eilėraščius kurti. Ramiai saka. Labai geras toks fonas eilėraščius deklamuot arba kurt. Nu, kur eilėraščius? Gal reikia prisimint padeklamuot ką nors? Nu, žiūrovam. Tiek to neapsižuoksiu prieš skleidžiu. Tėliuką iš darbo padėjus, kokia gal gerai būtų. Na, galėtų nugarą vakarių masažą padaryti, ne? Negalima šnekėti. O dabar į baseiną, bet turbūt bus privatu ir nieko neparodysiu. Nes ant vakaro žiūrim daug įeina. Tai terapijai buvom vienas, o dabar va. Tai mano kolega greit pasišalino, šiek tiek pasimėgau ir aš baseinu ir viskas. Varau. Kelius kartus nusileidau, biškį pirty buvom su mama, pasiplaukėjau, bet labai jau greit dingo mama. Mamai basens nelabai patinka. Nu, va, antras syk nebesiūlius į tokią vietą. Pasirodo, kad bijo vandens mamuks labai. Ir miestas gražiai apšviestas. Ir mūsų buveinė gražiai pasipuošus jau kalėdiškai šiek tiek. Į patį baseiną kameras neėmiau, buvo keletas žmonių. Ir šiaip, nežinau, tiesiog neišdrąsau imt. Ir nieko nenufotkinau, aš ten nieko net su telefonu. Mama geriausia bijoja įlipti į džakuzį, nes jisai vidury baseiną. O mama bijoja, nes vandens iki čia. O plaukti nemok? Tai aš biškį pasiturškiau, paskui galvoju, mama jau manęs lauk, tai kelias sykius ten nusileidau tokiu nučiuošti ir išėjau. Atsiplaukiau ir sakau, mama, jo šalkana, mama sako, aš ne. Pusryčiai geriau tilps. Nu tai va, arbatos turim čia, arbatos pasidarysim ir viskas. Jeigu nori šokoladą duosi. Ne, 80%. negaliu. Nenoriu. Nu gerai tada. Tai labanak. Iki rytojaus. Pasirodo, sakom, nėra ką tupėti, einam pažiūrėti, kaip naktinis Birštons atrodo. Bažnyčia visa apšviesta. Takiukai visur šviesus. Kitoks vaizdas ir vakare. Nu, naktį jau, kai apšviesta. Nu, va, tuoj pasieksim ir eglutę, kuri dar šiandien be šviesų. Kaip gaila. Tamsi dar. Nu, labai gaila, kad dar Vieną dieną per vėlai. bus. O, čia kaip gražiai. O. Nuėjom iki parduotuvės užkast. Ir sakau, mamai dar pasivaikštam, o mama sako, nebe. Kojas mamai skauda. Tai einam, pagulėsim, paskrolisim. Pajusi, kai jau į rytą. Jo. Tai labas rytas. Einam pažiūrėti pas gerą balkonę. Taigi, tokia erdvikė, šalia kaimynai. Ir toks vaizdelis. Ir ten Nemunas. Nu tai tiek, eisim pusryčiaut. Nu, kaip įspūdžiai. Nu ką, smagus, gražus, geri. Kaip miegas. Oi, kaip kūdikiai. Tai apsistojom 309. Einam pusryčiaut, bandyt gaut. Ir šiandien taip gaivu, nevėjuota, labai gerai. Aišku, šiek tiek minusas čia iš vieno pastato į kitą su tom striukėm. Einam valgyti. Nežinau, ar pavyks nufilmuoti pasirinkimą, nes mačiau žmonių yra. Iškart prisikroviau, tipo alesočiai pavalgyti. Mama kavytės ir irgi. Pasibuvom ir turbūt lėksim namo, nes man nusimato kokias mažiausiai 3,5 valandas kelyje. Atsisveikinam. Neaišku, čia visam laikui. Gal kada sugrįšim?
Gal kažkur kitur. Daiktus dar palikom viešbutį. Ir kol suvaikštysim iki viešbučio ir atgal, reikia užsikurti mašiną, tegu šiek tiek pašyla, varikliukas ir lėksim namo. Kur? A, gerai pasibuvai. Labai gerai. Patink dovana. Nu, žiauriai. Nu, mūsų kelionė ir baigės. Tenka atsisveikyt ir skirstytis vieną į vieną pusę, kitą į kitą. Ir galvot kitas kelionės. Gerai, galvokit. Nu, atėjo. Jo, tai tau senelis su močiute padovanoja. Nele. Jo, čia piniginė, galėsi pinigai kietis. Tata. Jo, čia Melisas. Tata. Melisa? Tata. Tavo čia. Sakyk mano. Mama. Va taip. Mama. Jau ir grįšiu su tamsa, kol iki molinuką nuvažiuosi. Apie pinigų jau ieškai? Dar nauja, čia reiks įsidėti pinigus. Gerai? Gerai. Melisas gavo dovanų knygutę. Ir skaito dabar. Tai sanatorija patiko tiek man, tiek mamai. Šiek tiek, aišku, tie korpusai nelabai gal, kad skirtingi, o ne vienas pastatas, tas nusirenginėjimas, triukių. Personalas tikrai visur pasitaikė labai fainas, malonus. Tikiuosi, kad patiko žiūrėti ir iki. Melisa, iki? Ne. Ne, ne iki. Ate? Parodysi ate? Išjungsiu šviesą. Parodyk ate. Melisiukai? Ate. Ne. Nu ate.